Aš vairuoju prabangų 72 metų Mercedes-Benz 600, kurių pagaminta buvo tik šiek tiek daugiau nei 2601. Tokią transporto priemonę sau leisti galėjo tikrai ne kiekvienas. Kubos diktatorius Fidelis Castro, buvo žurnalo įkūrėjas Hugh Hefneris, rock'n'rollo karalius Elvis Preslis ir Centrinės Afrikos Respublikos diktatorius Žanas Bedelis Bokassa, kuris buvo kaltinamas kanibalizmu. Nors automobilių daugiau kaip 50 metų, bet išties galima rasti labai daug prabangos detalių, tokių kaip šaldytuvas, kondicionierius, kruizas, hidraulika, valdomos sėdynės, langai, bagažinės dangtis. Važiuodama duobėtomis gatvėmis tikrai galiu pasidžiaugti hidraulinę pakabą, nes aš važiuoju labai minkštai, praktiškai plaukiu. Po tokių smagių pasivažinėjimų reiktų nepamiršti, kad visgi 6,3 litro variklis prabanga yra ir šiai dienai.